Sveiki, tęsiu savo paskaitinėjimus tos pačios knygos Violetos Petraitienės 7 sąmonės augimo ciklai. Aš labai atsiprašau dėl garso, pasistengsiu ateityje būti geresnio garso, įgarsinti geresnį garsą. Bet manau, žinutė ateis ir bet kokiu garsu girdint ir tam, kam reikės išgirsti. Šiandien skyrius vadinasi kaip siela įeina į žmogaus kūną. Pakalbėkime apie tai, kas yra žmogus. Žmogų sudaro fizinis, astralinis, mentalinis, eterinis kūnai. Siela, šviesos kūnas, dvasia esybė ir jos subtilioji sandara yra kibirkštis. Literatūroje galite rasti ir kitokį išdėstymą, bet aš kalbėsiu taip, kad galėtumėte suvokti, kaip veikia siela ir ar gali žmogus gyventi be jos. Žmogus atsiranda susijungus dviem ląstelėms – motinos ir tėvo. Kiekviena žmogaus ląstelė yra gyva, todėl susijungus dviem skirtingų lyčių ląstelėms susidaro darinys, kuris susiformuoja savarankišką gyvybės formą. Gyvybei rastis reikalingi du energiniai poliai – moteriškas ir vyriškas. Kad ir kaip norėtumėme suformuoti vienos lyties šeimas, bei gyvybei formuoti, visada bus reikalingos skirtingos lytis. Susijungus moteriškai ir vyriškai dalelėmis, nuostabioje meilės erdvėje gimdoje formuojasi savarankiška gyvybė. Nei vienas aparatas, kuriame norėtume sudaryti sąlygas dviem ląsteliais vystytis, nesuteiks energinių virpesių, kurios skleidžia motinos kūnas ir kuriuos spinduliuoja šeimos aplinka. Gyvybė, užgimusi aparate, neturės vidinės intuicijos. Jai trūks tam tikrų virpesių formų ir ji pakankamai neišsivystys. Kai fiziniam kūnui reikalingos cheminės medžiagos, mineralai, vitaminai, taip ir energiniam vystymuisi reikalingi tam tikri energiniai impulsai, visatos virpesiai, motinos ir tėvo skleidžiami virpesiai. Jeigu gyvybė būtų formuojama besitelkiant technologijas, ji negautų tam tikrų virpesių ir atsirastų vystymosi spragų. Žinoma, begalinė tėvų meilė gali daryti stebuklus ir net aparate auginama gyvybė gali pripildyti tam tikrų energinių virpesių. Gimda – nuostabi energinė vieta, kurioje cirkuliuoja visos visatos energijos, kurioje savo virpesius skleidžia aukščiausioji sąmonė. Kai tėvai, laukdami vaikelio, sukuria ramią aplinką, neskleidžia nervinių impulsų, tai gimdoje cirkuliuoja pačios aukščiausios vibracijos. Jos yra aukštesnės nei tėvo ar motinos, nes gimdoje cirkuliuoja visatos energijas. Gimdoje įsitvirtina būsimo žmogaus siela ir sąmonė, ten formuojasi protas. Jeigu motina patiria stresą, gimda susispaudžia ir ją perskrodžia nerimo virpesiai, kurie pažeidžia vidinę harmoniją ir vaisiaus augimo procesą. Tokiu momentu į besiformuojančių žmogaus kūnus, ne tik fizinį, bet ir astralinį, mentalinį, eterinį, patenka žemų vibracijų virpesių, kurie išderina vystymosi programą. Kiekviena siela atsineša savo gyvenimo liniją ir toje linijoje gali būti numatyti sveikatos pažeidimai, nelaimingi gyvenimo faktai ir taip toliau. Bet jeigu motina patiria stresą, ji išderina vaisiaus vystymosi procesą. Motinos išgyvenamos gilios emocijos atspindės ir gimusio vaiko kūne. Taip rasis papildomų blokų, su kuriais vaikas gims. Todėl visada gerbkite besilaukiančią moterį. Nereikia vykdyti visų jos egoistinių norų, nes tai taip pat kenkia vaikui, bet jausti pagarbą, meilę būsimai gyvybei privalu. Susiliejus dviem ląstelėms ir dviem energiniams poliams atsiranda savarankiška struktūra, eterinis kūnas, kuris formuoja kitus žmogaus kūnus ir į kurį įsilieja sielos sąmonė ir šviesos kūnas. Kurią nėštumo savaitę siela pasiekia kūną,
tiksliai pasakyti neįmanoma. Tai priklauso nuo to, kaip sparčiai vystosi fizinis, astralinis, mentalinis ir eterinis kūnai. Gali būti įvairių sutrikimų tiek dėl fizinio kūno raidos, tiek dėl kitų kūnų raidos. 3-4 nėštumo savaitę formuojasi astralinis kūnas, vėliau mentalinis. Kai formuojasi mentalinis kūnas, formuojasi ir žmogaus protas. Vaisius įsčiose jau turi sąmonę, todėl darant abortą vėliau nei 4 nėštumo savaitę rizikuojama nužudyti žmogų. Rizikuojama, nes mentalinis kūnas ne visada susiformuoja iki 4 savaitės. Dažniausiai jis formuojasi nuo 4 nėštumo savaitės. Kai susiformuoja mentalinis kūnas ir protas, į kūną gali nusileisti siela ir šviesos kūnas, kuriam reikalingas eterinis kūnas. Žmogaus sąmoningumą sudaro jo proto formuojama sąmonė. Ir kai vibracijos pakyla, ta sąmonė susilieja su aukščiausiosios sąmonės dalelytėmis. Vaikų sąmonėje ši dalelytė jau yra, bet ji veikia kitu virpesių dažniu. Jei jie gali matyti angelus, gali jausti kitas subtiles būtybės, bet suvokti aukščiausios sąmonės dar negali. Vaikų sąmonės veikimo diapazonas tiek išorinėme, tiek vidinėme pasaulyje yra kitoks nei suaugusių žmonių. Jie mato daugiau šviesos, daugiau gražių spalvų, gyvena tarp subtiliųjų virpesių, jeigu tik šeimos aplinka jų neužspaudžia. Vaikai gerai jaučia sielos planą, o norint jausti esybės dvasios planą, reikia gebėjimo sąmoningai mąstyti. Įsivaizduokite fizinį žmogaus kūną, kurį gaubia astralinis, mentalinis ir eterinis kūnai. Šioje struktūroje vystosi protas, žmogaus vystymasi veikia išorinio pasaulio dirgikliai. Tai kas vyksta aplink žmogų, svarbu jo fiziniai raidai, mąstymui, emocijoms. Atkakliai dirbdamas žmogus gali tapti geru bet kokios srities specialistu. Tai priklauso nuo to, kokioje aplinkoje jis gyvena, kas jį veikia. Kai kurie išorės impulsai gali skatinti žmogaus virsmą, bet gali ir smukdyti. Išorinį dirgiklių veiksmas žmogus formuoja savo asmenybę, charakterį, individualybę. Svarbu ir šeimos, šalies sąmonė. Atsiranda įpročiai, prisirišimai, vertybių skalė, tam tikras gyvenimo būdas. Susiformuoja žemiškoji struktūra, kuri padeda žmogui sėkmingai gyventi. Tačiau nereikia pamiršti, kad į žmogaus struktūrą patenka siela su aukščiausios sąmonės dalelyte ir šviesos kūnu. Įsivaizduokite sielą kaip atomas, kuris juda ir skleidžia impulsus. Šie impulsai gali pasiekti žmogaus protą tik per intuiciją, vidinį balsą, vidinį žinojimą. Jeigu žmogaus protas dėmesingesnis išorės impulsams, jis neigia vidinį balsą, bet sielos atomas vis tiek siekia ir toliau skleidžia impulsus per intuiciją, vidinį žinojimą. Žmogaus protas gyvena remdamasis jausmais. Jis sugeba įvertinti, kas vyksta aplinkoje, kokią įtaką tai jam turi ir sugeba priimti sprendimus, kaip tik aplinkoje, kurioje gyventi. Jis gali gyventi gerai arba ne itin. Vieni sugeba aprėpti bendrą šalies ir pasaulio ekonominę, kultūrinę, protinę veiklą. Kiti gyvena tik savo šeimos ir darbo reikalais. Taip ir su siela. Vienų sielos sugeba skleisti stiprius impulsus ir gauti informaciją iš pačiausių, aukščiausių, subtiliausių vidinio pasaulio sluoksnių. Kitų sielų raiška labai ribota, todėl jų impulsai nebus stiprus ir neturės poveikio amžinybei. Visi žmogaus kūnai ir jo siela visada veikia kartu. Negali atskirai egzistuoti mintis ir atskirai egzistuoti jausmas. Gal žmogus ir nesuvokia, ką daro, bet vis tiek tai atspindi bendrą kūnų veiklą. Mintis gali sužadinti jausmą,
kaip ir jausmas sužadina tam tikras mintis. Viskas atsispindi žmogaus elgesyje. Visi žmogaus kūnai veikia kaip viena savarankiška forma. Siela taip pat negali veikti be šių kūnų. Ji gali palikti žemišką kūną miegant, bet ji niekada neatitrūks nuo eterinio kūno. Ji gali meditacijos ar miego metu iškilti į subtiliuosius pasaulius, bet ten klaidžiodama be žemiškosios sąmonės nesugebės atsiminti, kur buvo ir ką veikia. Tik kūnai mirštant siela atsijungia nuo žemiškosios sąmonės. Siela skleidžia virpesius, kurie persmelkia tiek žmogaus kūnus, tiek erdvę, kur yra jos tikroji gyvenamoji aplinka, subtiliųjų pasauliai. Siela nusileidusi žmogaus kūną nepatiria diskomforto ar skausmo, kad tapo atskirta nuo tikrųjų namų. Kiekviena siela žino savo paskirtį, žino, kodėl grįžta į žemę ir kokia veikla turi užsiimti. Sielos struktūroje yra aukščiausiosios sąmonės dalelytė, kitaip tariant Dievo dalelytė. Egzistuoja ryšys tarp žmogaus sielos ir visos begalybės. Siela gali priimti impulsus iš bet kurio eterinio lygmens ir gali išspinduliuoti impulsus į bet kurį lygmenį. Būtent taip sklinda virpesiai į bendrąją erdvę, ne per išorinę žmogaus veiklą, o per sielos potyrius ir išgyvenimus. Siela nėra pajėgi savarankiškai veikti ir skleisti impulsus į visatą. Jau sakiau, kad visos sudedamosios dalys turi veikti kartu. Atskirai jos nėra savarankiškos. Jei siela yra žmogaus kūne, visa jos veikla galima tik per žmogaus mintis, jausmus ir veiksmus. Ji gali gauti informaciją per savo vidinius kanalus. Bet jeigu nebus išvystyta intuicija, tikėjimas ir pasitikėjimas, siela negalės paveikti savo žemiškosios struktūros ir nesukaups energijos, reikiamos skleisti į visatą impulsus. Siela nuolat siunčia impulsus į savo žemiškąją struktūrą ir jeigu žmogus nėra įsigilinęs tik į išorę, jis gali atskleisti talentus, gebėjimus, išjausti gilesnę gyvenimo prasmę. Jau sakiau, kad gyvenant tik išorinį gyvenimą, daug mokantis ir dirbant galima pasiekti gerų rezultatų, bet talentai gali atsiskleisti ir per sielos impulsus. Sielos šviesos kūne lieka tam tikra priėjusių gyvenimų patirtis, kuri dabartinėme gyvenime pasireiškia kaip talentai ir įgimti gebėjimai. Viskas, į ką žmogus įdeda pastangų dabartinėme gyvenime, taip pat išlieka sielos energetinėme informacinėme lauke. Tame lauke atsiranda nauji gebėjimai, čia glūdi seniai suformuoti gebėjimai, bet kaupiasi ir karminiai blokai. Kai kada karminių blokų yra tiek daug, kad sielos impulsai per juos nepersimuša. Tokiu atveju būtina, kad žmogaus protas pats pradėtų aiškintis gyvenimo prasmę, savo talentus, mokytųsi girdėti tylų vidinį balsą. Žmogaus pastangos elgtis teisingai padeda išsivaduoti iš karminių blokų. Siela gali priimti impulsus iš pačių subtiliausių lygmenų. Kuo žmogaus gyvenime sukaupta daugiau teigiamos energijos, tuo siela turi daugiau galimybių priimti informaciją iš subtiliojo pasaulio. Tuo žemiškoji saviraiška tampa ryškesnė, subtilesnė. Tokiems žmonėms nėra sunku sutelkti dėmesį į vidinį pasaulį ir skleisti šviesą per savo širdį. Jie yra kūrybingi, gilinasi į naujoves, sugeba įgyvendinti naujas idėjas, net nesigilindami į subtilio pasaulio paslaptis. Jie sugeba veiksmingai įsilieti į bendrą visumą, sugeba alsuoti visatos ritmu ir įnešti naujumo, į progreso, į savo aplinką, į savo žmonijos gyvenimą. Jų neslėgia karminiai blokai, nekausto įsitikinimai, įpročiai, senos vertybės. Tokie žmonės daugiau vadovaujasi intuicija nei loginiu protu.
Protas tampa įrankiu siekti rezultato, o ne gyvenimo varikliu. Tokie žmonės jaučiasi laimingi, jiems sekasi, jie lengvai ir paprastai eina per gyvenimą, skleisdami vidinę šviesą ir harmoniją. Tamsos blokai dažnai užvaldo žmogų, jam to net nepastebint. Liūdnos mintis, nuoskaudos, nerimas, pyktis ir taip toliau. Tai padengia žmogaus aurą tamsos kiautų ir šviesos impulsai iš vidinio pasaulio nebegali prasimušti. Tokiu atveju žmogui nebepakanka jėgų gyventi kūrybingai, jis tik egzistuoja, įsivelia į kasdieninę rutiną, kurią ir atidirbinėja karmą, bet pažangos į žmonijos gyvenimą neįneša. Žmogaus gyvenime užkoduota teigiama vystymosi progresija. Pasaulis turi vystytis, atverdamas vis naujas galimybės. Pasaulis negali nykti ir sunykti, net tam aukščioji sąmonė savai sklaido milijardus dalių, kad tave sunaikintų. Kai žmogus priima impulsus tik iš išorinio pasaulio, jis gali prieiti tam tikrą ribą, ties kuria nustoja suvokti savo gyvenimo prasmę. Gyvenimas yra aiškesnis, kai impulsai priimami iš vidinio pasaulio. Tada būna aišku, kad gyvename amžinybėje. Kiekvienas jausmas, kiekviena mintis yra užrašoma Akašos kronikose. Kiekvienas gyvenimas įneša į visatos matricą tam tikrų pokyčių. Kiekvieno žmogaus elgesys kuria kolektyvinę sąmonę, kuri savo ruožtų daro poveikį kitiems žmonėms ir palieka informacijos sielos šviesos kūne. Aukščiausiai sąmonė egzistuoja kaip energija. Viskas yra energija, viskas yra judėjimas. Žmogaus gyvenimas taip pat yra judėjimas. Turėtų būti judėjimas, o ne sąstingis. Judėjimas tai pažanga. Sugebėjimas įnešti lengvumo ir paprastumo į savo gyvenimą. O tai pašalina tamsos blokus. Kai atsiveria blokai, atsiveria naujų galimybių srautai, atsiveria visatos pažinimo galimybės. Žmogui duodama tiek, kiek jis yra vertas, kiek jis gali į save priimti informacijos, nepažeisdamas savęs ir aplinkinių. Kol kas žmogaus ego tebėra stiprus ir jeigu žmogui atsiverti naujos galios, jo ego gali tas galės panaudoti savo norams. Tai sukeltų chaosą, nes dieviškoji energija būtų naudojama gyvenimui griauti. Nyksta žmogus, nyksta siela, pažeidžiamas kūrėjo energinis laukas. Griaunančioji energija įgauna jėgų ir taip žlunga civilizacijos. Ir visi žmogaus sugeba priimti impulsus iš subtiliojo pasaulio ir suvaldęs savąjį ego praturtina gyvenimą kuriančiąją energiją.